Sveiki. Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyvos rūšiuoti paprastą dalyviai jau išmoko rūšiuoti atliekas. Plastikas sugula maišuose už mano nugaros. Iš šių maišų jau galima sukrauti stilizuotą kalėdų eglutę. Dar viena Ekoservis iniciatyva Eko mokykla ugdo supratimą, kad pasaulį keisti galime nuo mažų dienų. Eko mokykla skatina moksleivius ir darželinukus rūšiuoti. Šį kartą daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų rūšiavo stiklą. Dar nesuskaičiuota, kiek stiklo šį kartą surinko Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinės mokyklos moksleiviai. Vieni aktyviausių Eko mokyklos projekto, skatinančio rinkti antrinės žaliavas dalyvių. Pernai rudenį, kai bendrovė Ekoservis mokė vaikus rūšiuoti plastiką, ši mokykla surinko daugiau nei toną ir užėmė 3. vietą. Stiklo rinkimą ugdymo įstaigose bendrovė Ekoservis organizuoja 2. kartą. Kol kas surinkta gana nedaug, apie 100 tonų. Prieš 1,5 metų buvo organizuojama stiklo akcija. Vaikai ėjo per kaimą ir tiesiog prašė iš gyventojų, galbūt yra kokių nereikalingų atliekų ir jie patys dalyvavo nešė. O šiuo metu labai toks laiko tarpas, kad sniegas, šaltis ir tiesiog sutrukdė mums, kad mes ne tik tai namus apšvarintume, bet ir tiesiog visas apylinkės surinktume iš jų. Mes norime atkreipti dėmesį, kad visos, sakysim, tokios priemonės arba atliekos, kurios gali būti perdirbamos, kad vaikai įsisąmonintų, kad tai yra vertybė, kad jas nereikia išmesti, kad jas galima surinkti, kad jas galima protingai sutvarkyti. Žymiai daugiau projekto dalyviai suneša plastiko ir popieriaus. Pernai akcijos metu surinkta apie 500 tonų perdirbimui tinkamos makulatūros. Mokytojai ir mokiniai tvirtina, tęstinis projektas Eko mokykla, kuriame šiuo metu dalyvauja 40 Vilniaus, Varėnos, Trakų, Šilutės, miestų ir rajonų mokyklų bei 6 darželiai, itin naudingas bei reikalingas. Kiek stiklo pats prinešiai? 4 maišus. 4 maišus? Iš kur tie gavai? Rinkau. O kur, kaip? Aš čia kartais randu, surenku. Čia kartais randu, tai surenku, visų dedu į maišą, atnešu. Kodėl yra svarbu stiklą rūšiuoti? Nes stiklas tai iš tikrųjų kažkokia tokia medžiaga, kuri labai negreitai išnyksta. Ir išnyksta, kiek mokytoja ten sakė, po 900 metų jinai gali išnykti. Todėl jeigu jinai vis daugės, tai nežinau, ar žemė išsivalys apskritai nuo tokių teršalų. Pritraukiame jaunąją kartą, edukuojame jauną kartą būti socialiai atsakingais. Ir tokiu būdu jaučiame tikrai kažką tai nuveikę prasmingesnio, gražesnio, nei vien kalbėdami, jog esame atsakingi kažkokiu būdu. Iš kilogramų stiklo duženų galima pagaminti tiek pat naujų stiklo gaminių. Perdirbant toną stiklo atliekų, į aplinką patenka virš 300 kg mažiau anglies dioksido nei tokio pat kiekio gamybos metu. Svarbiausia, kad Eko mokyklose rengiamos antrinių žaliavų rinkimo akcijos ugdo ne tik vaikus, bet ir visą bendruomenę. Mes parodome gyventojams, kad rūšiuojant, kad atskiriant, sakysim, kažkokius atliekas nuo antrinių žaliavų, kurios gali būti perdirbamos, taip sukuriama gali būti pridėtinė vertė. Tokiu būdu gali būti mažinamas šeimos biudžetas, mokant už kažkokias paslaugas, už kažkokius, patarnavimus. Nors mažų indėlių prisidedame prie žalesnio pasaulio kūrimo. Kiekvienas nuolatinį darbą turintis žmogus skuba įsipareigoti bankams ir įsigyti savo namus. Tokia šių dienų norma. Nuomotis gėdinga. Statybų bendrovių vadovai giria savo statinius ir žinoma ragina kuo greičiau pirkti. Kuo greičiau patarė tėvai ir giminės. Tik štai Robertas Dargis, statybininkas iš Didžiosios Raidės, patarė niekur neskubėti. Jo triuškinantis argumentai netrukus. Robertas Dargis gimė Irkutsko srityje tremtinių šeimoje. Vos metukų sulaukusi tėvai jį atsivežė į Lietuvą, į Mažeikius. Robertas Dargis baigė studijas Vilniaus inžinerinėme statybos institute. 18 metų Robertas Dargis vadovauja statybų bendrovei Eika. Nuo 2006-ųjų Lietuvos nekilnojamojo turto asociacijos prezidentas. Lietuvos Respublikos prezidentas apdovanojo Robertą Dargį ordino karininko kryžiumi už nuopelnus Lietuvai. Šitie langai puikiai iliustracija kalbėti apie darnią plėtrą. Jo, čia labai geras pavyzdys, man atrodo, gera vieta. Dėl to, kad šalia galima parodyti ir šalia esančių bažnyčių bokštus, kaip viskas čia pat. Ir kaip tokios vietos, kurios anksčiau buvo atiduotos pramoniai, gali šiandien visiškai konvertuotis į puikias gyvenimo teritorijas ir
Ir kai kalbam apie gyvenimo kokybės klausimą, man atrodo, būtent buvimas pačioje miesto širdyje, šalia vandens, šalia viso senamiesčio, tai turbūt leistų pasijausti tikrai miestiečiams, tiems, kurie čia gyvens. Tai čia mes esame užupyje? Jo, ir čia pamatysim, upė šalia visai yra. Jo. Jeigu būsim gyvi, po kokių 7 metų atvažiuosim dar kartą pažiūrėti, kaip čia pasikeitė. Jūs manot jau taip greitai, ne? Aš manau, kad taip greitai turėtų, bent jau pamatysim pradėtą realizuoti projektą. Be jokios abejonės priklausys nuo valstybės ekonomikos, nuo šiandien pajėgumų pirkėjų ir taip toliau, bet aš įsitikinęs, kad po 7 metų mes jau čia tikrai matysim naujus namus. Problema, kaip suprantu, yra tame, kad miesto centre didžiulę teritoriją užima visokie nereikalingi statiniai, kurie jau atgyveno savo arba pramoniniai statiniai sugriuvę, jie tiesiog užima vietą. Bet jos yra vienos iš gražiausių vietų. Mes galėsim dar truputėlį žengti žingsnį toliau ir pamatysim didžiulį kvartalą, reiškia, irgi prie Vilnelės, kurioje stovi betono gamyklos, kurioje stovi, reiškia, tekstilės gamykla, parduotuvės įvairios, kurios tikrai galėtų virsti irgi puikiai ir nuostabiai gyvenamąją teritoriją. Ir ne tik gyvenamąją, tai kad dabar prie dabartinio miesto sampratai turbūt jau praranda tas tradicinis mūsų supratimas miesto, miegamieji rajonai, darbo zonos, prekybos centrai praranda truputėlį tą prasme. Ir aš įsivaizduoju, kad tarkim net šitam projekte turbūt bus čia tikrai ne viena ir ne 2 kavinukės, restoranėliai, ofisai čia tikrai įsikurs. Čia įsikurs visokių dar ir parduotuvėlių įvairių paslaugų, be jokios abejonės dar. Pirmam aukšte parduotuvės, kažkokios, reiškia, paslaugos, antram aukšte gali būti biurai ir trečiam, o 4., 5. gali būti gyvenamas, reiškia, būstas. Ir visą dieną praktiškai toj teritorijoje yra žmonių. Tai aš manau, kad čia galėtų kažkas tokio... Iš tiesų tai įspūdinga. Aš net neįsivaizdavau, kad Užupyje yra toks didžiulis, milžiniškas rajonas, taip apleistas. Skandinavai dabar yra tokią liniją paėmę plėtros miesto arba miesto vystymo kryptį, kad žmogaus gyvenamoji vieta nuo darbo vietos būtų nutolus netoliau kaip 10-15 minučių, reiškia, judėjimo. Paėmiau ir paskaičiavau, kiek kainuos Bendorėlių kaimelį gyvenimas žmonėms, kurie turės 2 vaikučius ir vežiosios į mokyklas, į darželius ir dar nedaug dėvėjai kokius šokius arba kokį klubelį, pats važinės į darbą ir grįžinės atgal į savo gyvenamąją vietą. Ir pabandžiau įstatyti, tada atrodė dar fantastiška suma benzino kaina 5 litus. Ta prasme, nes nafta, tendencija kilti naftos kaina buvo jau tada, kad naftos produktai kainuos daug brangiau. Mes tą galėjom numatyti, bet dabar yra beveik 4 litai 40 už litrą. Aš įstačiau 5 litus. Ir tada, reiškia, paskaičiau, kiek kainuos žmonėms važinėjimas iš Bendorėlių. Tai gavau 5 litrus už litrą benzino ir gavau, kad šeima išleis vien tik tai kurui per mėnesį 2200 litrų. Tai, bet dar kurų nepasibaigė visų poreikių tenkinimas, ta prasme, kad dar reikės mokėti ir už... Mes galim čia kur nors išlipti pasivaikščioti. Ar gal dar toliau truputėlį, gal dar toliau truputėlį. Na taip, tai tarnauji savo mokymą. Ir tada, reiškia, paaiškėjo, kad tu gyveni tik tai tam, kad apsimokėtum už namą, apsišildytum jį, nusipirktum maisto ir nusipirktum benzino važinėjimui į darbą ir vaikų nuvežimui sakykime, į mokyklas. Vieną įdomią diskusiją turėjom su viešųjų ryšių žmonėmis, kad jie tyrė, sakykime, kiek priklauso netgi žmogaus informacijos priėmimas nuo jo religijos. Tokį įdomų dalyką. Ir aš tą patį stebiu irgi, kad ypatingai katalikiškose šalyse žmonės labiau linkę turėti yra savo būstą negu protestantiškose šalyse. Jie yra galbūt protestantai praktiškesni ir jų gyvenimas yra tikrai kitoks. Netgi jeigu lyginsim tos pačius latvius, kurie yra daugumoje protestantai, su katalikais lietuviais. Ten iš tiesų viskas yra kitaip. Ten yra kitaip. Ir man įdomiai pasakoja apie tyrimus, reiškia, atliktus Estijoje ir Lietuvoje, būtent viešų ryšių žmonės, kad, tarkim, netgi pažiūrėkit paprastą dalyką. Mūsų katalikų bažnyčios ir protestantų bažnyčios, reiškia,
Pas mus žmonės Lietuvoje daug ką priima vizualiai, priima akimis. Bažnyčios turi būti labai puošnios, išpuoštos, ištapytos, lipdiniais išdarytos, visokiais taip toliau. Ir jis vaizdiniais priima visą Kristaus kančios kelią, jis mato paveikslus. O protestantų bažnyčiose žmonės gilinasi ir skaito, kas yra parašyta ir kas yra sakoma, kitaip priima informaciją visai. Ir kur atrado viešų ryšių, reiškia specialistai skirtumą, kad užtat protestantiškose šalyse vienam gyventojui tenka daug daugiau spausdinių, kuriuos jie skaito, negu, reiškia, katalikiškose šalyse. Įdomus pastebėjimas. Tai mes tą patį galim tam tikrą prasme rišti netgi su nuosavybės turėjimais. Tarkim, katalikiškos šalis, kaip Portugalija, kaip Ispanija, labai katalikiškos šalis, Lenkija, Lietuva, tarkim, jos visos yra daug labiau orientuotos į nuosavybės nekilnojamo turto turėjimą negu protestantų šalis. Sakau, kaip minėjau, vokiečiai, tarkim, pusė žmonių neturi savo būstų, jie nuomoja, nes jie prioritetą teikia kitą. Dar vienas potencialus prabangus rajonas. Dar vienas potencialus prabangus rajonas. Prie tokios istoriškai gražios vietovės kaip Markučiai, pasižiūrėkit, stovi didžiulės gelžbetonio gamyklos, kažkokios gelžbetoniai, kažkokie konstruktai. Dabar aš suprantu su jumis šnekėdama, kad Vilnius kažkaip jisai plečiasi labai kažkur toli, miškuose. Jo. Mes dabar, mes plečiamės dabar į Bendorėlio pusę, mes plečiamės į Sudervės pusę, ten už Pilaitės jau eina didžiuliai kvartalai toliau pirmin, o praktiškai pati miesto gražiausia ir tokia, jaukiausia ir patogiausia dalis stovi užstatyta, pažiūrėkite, angarais, dūmtraukiais, kažkokiais rezervuarais didžiuliais. Kuriuose nieko nėra. Kurie, aišku, yra tušti. Ir šalia prateka upės, kur galima būtų susitvarkyti puikiai žalias zonas palei patį upelį, pasidaryti teniso kortus. Kodėl tais gudžiais, sakykime, tarybiniais laikais, kodėl taip statė, gražiausiose vietose statė tas baisias gamyklas? Na, tada jos buvo, žinoma, šedevrai. Filosofija, o jūs nemanot, kad kartais specialiai tokie dalykai buvo daromi? Kaimo teritorijose buvo pastatyta fermų, kurios sustatytos ant kalnelio, kad visos nuotekos bėgtų į ežerą. Ir kad visi matytų kaimo fermą. Jo. Ne vieną 10 000 gyventojų galima būtų apgyvendinti iš to visoje teritorijoje, su labai puikia vieta. Bet iš tiesų tai bus pakankamai brangus būstas, o aš įsivaizduoju, kad dabartiniam jaunimui, kuris pradeda dirbti, užsidirba kažkokias lėšas ir iš karto galvoja apie tai, kaip įsigyti nekilnojamo turto ir kaip apsigyventi savo namuose. Juk pas mus yra toks mąstymas, reikia savo buto, savo namo. Tai vėlgi iš pasąmonės pareinantis dalykas, dėl to, kad man pačiam nekartą tekę yra su savo draugų vaikais diskutuoti, kadangi vis tiek toj visoje mūsų aplinkoje, erdvėje žino, kad mes užsiminėjom nekilnojamų turtų ir statom įvairių projektų ir ateina pasiklausti, kokį čia dabar geriau butą įsigyti. Ir labai nustemba, kad aš pradedu pasakoti, o kas jums liepia būtent tą butą iš vis galvoti apie tai, kad jį reikia įsigyti. Kad visų pirma, man atrodo, žmogus turėtų pagalvoti apie savo gyvenimą ir tą gyvenimą plačiaja prasme, iš ko susideda jisai. Ar tai yra tik tai darbas dėl to, kad įsigyti nekilnojamo turtą. Ar tai yra visų pirma darbas, kūryba, tobulėjimas profesinis. Aš net rekomenduoju, kad kol pirkti būstą, pasinuomokit kurį tai laiką, metus, tarkim. Įsiskaito, kad mes prarasim pinigus. Neprarasit pinigus, gal jūs sutaupysit pinigų, kaip tik tai nuomodamiesi būstą, dėl to, kad kiek žmonių dabar nukentėjo, sakykime, per tą vajų didįjį būsto pirkimą per patį brangymetį, šiandien sunkiai suveda galus su galais, kurie atsisakinėja visko, net šiandien, sakykime, kokybiško maisto atsisako, tik tai tam, kad išlaikyti savo tą būstą, kad mokėti už jį įmokas bankui ir taip toliau. Iš kitos pusės tie žmonės jums pasakytų, kad nuoma buto kainuoja tiek pat daugmaž, kiek jie sumoka kreditui. Ypatingai jaunam žmogui, kada žmogus arba vienas gyvena, arba
gyvena dviese dar tik tai, sakykime. Tai nebūtinai nuomotis visą butą, galima nuomotis ir kambarį pagaliau. Aš savo gyvenimo, kai pradėjau, tarkim, tai mes su žmona, tais laikais nebuvo jokių ten, aišku, nei idėjų nusipirkti, jokių būtų nei ką, tai mes nuomavomės kambariuką 12 kvadratų savo. Ir mes gyvenom jame pirmus 2 metus. Aš manau, kad šiandien daug svarbiau yra turėti gerą, mėgstamą, kūrybinį, profesinį darbą, daug svarbiau, negu kad turėti namus. Dėl to, kad namus iš tavęs gali atimti. Ir mes esam turbūt ne vienas Lietuvoje patyrę tokius dalykus, ypatingai dar pasąmonėje visai neseni įvykiai, kai mūsų seneliai buvo išvežti, namai buvo nugriauti, sudeginti, atimti ir jie liko be nieko. Mano senelio istorija lygiai tokia patyrė. Dar caro laikais jis išvažiavo į Argentiną, užsidirbo pinigus, parvažiavo ir jisai po pirmo pasaulinio karo Lietuvoje apie 20, bijau pasakyti dabar kokius 2-4 metus, grįžęs į Lietuvą, iš karto pirko visą ūkį. Ta prasme, kad jis pats nieko nedarė, jis pirko visą žemę su visais statiniais ir įsigijo ir pradėjo ūkininkauti Lietuvoje. Kitaip sakant, jau grįžęs apsivedė ir turėjo šeimą čia. Ir atrodė, kad o kas gali kažką padaryti? Viskas yra aišku, aš turiu stabilų namą, aš turiu savo žemę, aš turiu norą dirbti, aš turiu visą ūkį, turiu gražią šeimą. Staiga atėjo kaimynas ir sako, žinai ką, nieko tu nebeturi. Tu išvažiuosi dabar ten į mano plačią tėvynę ir vieną gražią dieną sukrovė visą mantą į vieną vežimą ir jis atsidūrė 5,5 tūkstančio kilometrų nuo savo namų, kur vargšas žuvo ir buvo palaidotas. Ir vienas mes nesame apsaugoti nuo to. Jo, ko negali iš tavęs atimti, tai tavo kūrybiškumo, ko negali iš tavęs atimti tavo įgūdžių, žinių. Tai man atrodo, kad prioritetai turėtų būti sudėlioti truputį kitaip ir žmonės tuom turėtų būti stiprus. Ir aš manau, kad jeigu visuomenė būtų pilna daugiau tokių stiprių žmonių, aš manau, kad mes tikrai ir gyventume kitaip.